Ir šiandien vėl kalbėsime apie Yes Global kompanijos atlygio planą. Jeigu pradėti iš tos pusės, kad pas mus yra net 8 atlygio plano skyreliai, į mūsų kompaniją prisijungimas yra per startinį rinkinį. Tai yra labai gerai, jau kompanijos sugeneruotas paketas, nereikia žmogui galvoti, ką jiem ko pirkti, yra paruošta. Tai pionierius ir bulderis yra daugiau, kada į verslą žmonės ateina. Lyderis, kada žmogus nori produkto tik paragauti, nes lyderiai yra 3 produktai, įeina mūsų visas sveikatos trikampis. Bulderis 408 eurai 12 produktų, jau gali šeima pasidalinti ir pavartoti. Pionierius, kada mes įmame savo, šeimai ir kitiems. Tai tikrai aš visą laiką vertinu tik pionieriaus paketą ir būtent atlygio planas skirtas tiems, kurie atėjo į verslą ir jau turi pionieriaus paketą ir žino, ką tai reiškia. Pirmas atlygio planas tai būtų, kada mes nusiperkam paketą patys ir esame jau tam tikram pakete. Ir pas mus ateina partneris ir nusiperka paketą. Tai vat, jeigu jūs esat pionierius ir užregistruojat pionierių, gaunat $234, jeigu bulderis, jeigu užregistruoja pionierių, ne? O jeigu jūs esat pionierius ir užregistruojat bulderį, gaunat 93,60. Tai čia šitoj lentelėje labai aiškiai parodyta, va čia kada tu esi pionierius ir registruoji lyderį, bulderį, pionierių. Konsultantų mes neregistruojam, tai yra skirta ne mūsų rinkai, čia daugiau gal Afrikoje, kur žmonės tikrai neturi galimybę nusipirkti daugiau prekių. Tai mes dirbame su šitais 3 paketais. Tai dabar lyderis, dar kartą atidžiai pasižiūrim. 3 vienetai už $102, čia parašiau, bet šiaip eurais tiek pat. Bulderis 408 eurai, 12 produktų ir pionierius 26 produktai po 780. Produkto kaina registracijos pakete yra vieno produkto kaina 34 eurai. Šitą sumą galima atsiminti labai lengva. Kada partneris registruojasi, jisai moka po 34, sekantis pirkimai jam visą laiką po 28. Neregistruotam partneriui produktas kainuoja 40 eurų. Ir dabar labai dažnai žmonės klausia, gerai, aš nusipirkau pionierių, aš nusipirkau bulderį, lyderį, kiek man reikia pasikviesti partnerių, kad uždirbti, pavyzdžiui, 1000. Ir žiūrėkit, čia labai paprasta. Jeigu jūs esat pionierius ir registruojat pionierius, tai jums užtenka 3 partnerių, jūs busit uždirbę 1000. 3 partnerių, kurie ateis irgi su pionieriu. Jeigu jūs registruosite bulderius, jums reikės 7 partnerių. Jeigu jūs registruosite lyderius, jums reikės 30 partnerių. Lygiai taip pat, jeigu jūs norit padaryti pirmą rangą ir registruosite tik pionierius, jums reikės 7 partnerių. Bulderių jau 17. Tai per kiek jūs laiko tą padarysite, nėra nustatyta kompanijos, jūs galite tai padaryti per 2 savaitės, kaip aš padariau pirmą rangą. Jūs galite tai padaryti per savaitę, per mėnesį, per pusę metų, o galite ir visai nepadaryti. Tik nuo jūsų priklauso, kiek jūs norite uždirbti ir kiek įdėsite darbo. Antras komisinis yra, kompanija moka už duomenų suvedimą, kada mes darome pačią registraciją. Ir galiu pasakyti, nei vienoj kompanijai nemoka šito komisinio. Dar nesu girdėjus tinklinėj rinkodaroj, kad už tai, kad tu suvedi partnerio duomenis, registruojant jį, užtrunka 2 minutės, tu gautum komisinį. Jeigu jūs esate pionierius ir registruojat pionierių, jūs net 19,50 gaunat už tai, kad užtrukote 2 minutės suvedė duomenis. Aišku, prieš tai jūs to partneriu daugiau laiko užtrukote, ne?
Bet dabar pasižiūrėkim, kaip atrodo bendrai. Jeigu jūs esate pionierius ir užregistravot pirmą pionierių, tai jūs gavot 234 eurus, 19,50 už tai, kad suvedėt, 234 už paketą ir iš viso jūs uždirbote 253 eurus 50. Jeigu jūs užregistruojat bulderį, lygiai taip pačiai, jūs gaunat 102,60. O jeigu užregistruojat lyderį, jūs gaunat 22,95. Kai padarysit per kelias dienas, jūs būsit uždirbę 379 eurus. Čia tik tai už pačią registraciją. Jeigu jūs esat bulderis ir registruojat pionierių, jūs gaunate 178. Bulderį, jeigu registruojat tą patį, gaunat, lyderį, jeigu registruojat, gaunat tą patį. Gaunate 301 dolerį, tai 75 doleriais gaunate mažiau vien dėl to, kad esate ne pionierius, o bulderis. Dar parodysiu vaizdžių. Biški, jūs esate pionierius, užregistruojat pionierių, gaunate 253. Užregistruojat, o jūs esate bulderis, užregistruojat pionierių, gaunate 179. Čia labai gerai matos. Ir jeigu jūs esat lyderis ir užregistruojat pionierių, jūs gaunate 113. Tai vat atkreipkite dėmesį. Kada jūs esat pionierius, gauna 253, registruojant tą patį pionierių, o kada esat lyderis, gaunat 113. Galiu pasakyti, kad šiaip tie pinigai niekur nedingsta, tas skirtumas, jisai eina jūsų upgrade sąskaitą, kad jūs po to galėtumėt pasikelti paketą. Ir jeigu jūs esate pionierius, skirtumas tarp pionieriaus ir lyderio uždarbis yra 140 tą minutę. Dabar trečias atlygis už paketo pakelimą. Kaip ir sakiau, jūs galite ateiti lyderiu, bet lygiai taip pačiai jūs galite pereiti prie bulderio be mokėjo. Bulderis kainuoja 408, atimat tiek, kiek mokėjot už lyderį 102, dasimokate 270 CV taškų, ne? Tai bus 306 doleriai arba eurai tas pats. Jeigu jūs esat bulderis ir norit pereiti į pionierių, jūs lygiai taip pačiai susimokate skirtumą, pionierius kainuoja 884, pereinam, paskaičiuojam, kiek kainuoja bulderis, už kurį jūs jau buvot sumokėję, ir jums reikia dasimokėti skirtumą 476 dolerių ir eurai tas pats. Ir dar reikia nepamiršti, kad jūs gaunate ir produktų. Pirmu atveju jūs gaunate 9 produktus už 306 dolerius, po 34 pakete produktų, ne? Ir kada čia jūs gaunat 14 produktų, jie pakete visą laiką po 34. Kai jūs tampate pionierių, daugiau jums niekada nėra jokio apribojimo, jums daugiau niekada nereikia pirkti, kad išlaikyti paketą ar jį pakelti, jūs visą laiką būsite jau pionierius su geriausiam sąlygom. Jeigu jūsų partneris lyderis ir pereina į bulderį, jeigu jūsų partneris lyderis ir nusprendžia būti pionierium, jūs, kada jisai susimoka, jūs uždirbate 213. Ir kada bulderis pereina į pionierių, jūs uždirbate 140 dolerių. Tai yra nuostabu. Ketvirtas atlygis už poras binarių. Šitas atlygis jau kuria pas mus pasyvias pajamas ir jisai labai ženkliai matosi, kada jūsų asmeniškai pakviesti partneriai pradeda kviesti partnerius. Matote, su pionierium. Ribojimų jokių nėra, begalybė. Į ką reikia atkreipti dėmesį? Kada jūs esate pionierius, už pirmą 780 taškų jūs gaunate 12%. Už sekančias tą dieną įvykusias porų kombinacijas jau kompanija moka 6%. Žodžiu, pirmą 780 12% bus 94 doleriai. Visi sekantis tą dieną atsiradę poros pas jūs mažesnį koja, jums skaičiuosi 6%, maždaug pusę kainos, ne, gaunasi.
Bet atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat builderis ir jums tą dieną jūs 11% gausite tik už 360 taškų, už likusius visus taškus jūs gausite po 5,5%. Tai va čia yra labai labai didelis skirtumas ir man jisai labiausiai mane skatina žmonėm paaiškinti, kodėl jiems naudinga būti pionieriais. Dar kartą pabrėšiu, pas mus visi partneriai, kurie pradeda kurti komandą, pirmiausia pasikelia paketą, nes kiekvieną kartą pas jį bus mažesnis komisinis, kuris niekur nesikaupia, niekur nenusėda, binaras mokamas tą dieną ir viskas. Todėl reikia, kaip sakau, pasiimti iš kompanijos maksimumą. Dabar, kaip atrodo, jeigu jūs esate pionierius ir užregistravot builderį, jūs gavote už registraciją ir už paketo pirkimą. Jeigu jūs dar vieną užregistruojat builderį, jūs tada gaunate tą patį už paketą, už duomenų suvedimą ir plus atsiranda pora. Ir jūs gaunate dar 43,20 už porą. Iš viso už abiejų partnerių registracijas už porą jūs gaunate $248, jeigu registruojate 2 builderius. Jeigu jūs užregistruojat pionierių, gaunate 253. Užregistruojat dar vieną pionierių, atsiranda pora ir papildomai dar 253 ir prie jų dar prisideda $93,60. Atsimenat, sakiau, kad už poras binarę mums sumoka ant rytojų. Tai kai jūs tik užregistruojat partnerį, gaunate 253, va šitą antrą, ant rytojaus iš ryto jums dar įkrenta 93,60 ir jūs už abudu šitus partnerius būsite gavę $600. Iš viso jūs jau uždirbę esat virš $700 nuo 4 partnerių. Ne? Dabar, kai jūsų jau, įsivaizduokit, jūsų šitas pionierius jau irgi užregistruoja pionierių. Ne? Ir šitoj pusėje jūsų partneris, nesvarbu, ar šitas builderis, ar šitas pionierius, užregistruoja dar vieną pionierių. Ne jūs asmeniškai, ne jūsų asmeniniai partneriai, o jūsų partneriai, ką jūs gaunate? Jūs gaunate 93,60. Jūs gaunate binarą. Bet čia prasideda tokios pastovesnės, sakyčiau, pasyvios, galima būtų sakyti, kaip tinkliniai rinkodaroj pasyvios pajamos. Ne? Ir jeigu dar jūsų komandos partnerių kažkas užregistruoja, dar užregistruoja builderį, jūs vėl gaunate 43,20 už builderį, mažiau kažkaip. Bet ir iš viso jums gaunasi, kad jūs uždirbote 985. Per kiek jūs laiko tai padarysite, vėl priklauso nuo jūsų. Per kiek laiko jūsų partneriai padės jums registracijas daryti, jūs jau einate. 5. atlygis yra už komandos augimą binarį. Tai mes kompanijai vardinus mečio bonusą, kada jūsų partneriai jau pradeda uždirbti, kompanija moka iki 10 gylio, jums nuo jų uždirbtų pinigų binarė, kurį ką tik dabar pasakoju, binarė už poras, kada jūsų partneriai pradeda gauti, jums kompanija irgi moka komisiją. Už 3 gylius nereikia turėti jokio rango, jūs besąlygiškai augat, nes tie 3 gyliai atsiranda, kada jau jūs užsiregistruojat, jūsų partneriai pradeda registruotis ir kada jūsų partneriai irgi jau pradeda registruoti, tai pas jūs atsiranda ir 2 gylis, ir 3 ir taip toliau. Tai už 3 gylius jums nesvarbu, kiek jūs esate uždirbę ir kokiam rangiui. Bet kad gaut 4 jau gylį, 2% už 4 moka, jau reikia jums būti uždirbus 2,5 tūkstančių ir būti gold rangu. Bet čia, žinokit, viskas gaunasi natūraliai, auga jūsų komanda. Pavyzdžiui, jūsų šitas viršutinis, šitas jūsų partneris,
Uždirbo 93,60, jam sustojo pora. Tai jeigu jisai jūsų pirma linija, nuo pirmos linijos kompanija moka 5%. Reiškia, jūs gavote $4,60. Jeigu jūsų partneris iš antros linijos uždirbs 93,60, jūs gausite 4%. Jeigu jūsų partneris trečioje linijoje uždirbs, pavyzdžiui, tą dieną netoli 200, jūs gausite 3%. Ne? Ir va taip už kiekvieną gylį moka kompanija procentaliai. Jeigu, pavyzdžiui, ketvirtam gylių partnerių bus daugiau, ne? Nes į plotį visą laiką bedaras eina. Ir tą dieną jie ir vienas, ir kitas uždirbs, jūs gausite 2%. Nuo 5 linijos po 1%. Ir taip iki 10 linijos, nuo 5 iki 10 linijos po 1%. Bet galiu pasakyti, kad šitas komisinis irgi surenka, būna per mėnesį ir 2, ir 300, ir daugiau komisinių, vien tik tai už tai, kad jūsų partneriai uždirba denarį. Man labai patinka, jisai jau čia yra pasyvios pajamos, kada dirba komanda. Atlygis už pakartotinius pirkimus. Tai yra mano mylimiausias atlygis. Jisai yra pas mus pats dosniausias. Ir būtent šitoj kompanijai, kuriant vartotojų tinklą, šitas atlygis yra pats svarbiausias. Tai atkreipkite dėmesį, kaip yra mokamas atlygis ir ką reikia turėti, ką reikia padaryti, kad gauti šitą atlygį. Visų pirma, tai pačiam daryti aktyvacijas. Kad gauti šitą atlygį, pačiam daryti aktyvaciją ir turėti kairiai ir dešiniai iš pradžių po vieną žmogų. Ne? Ir kai jūs užsiregistruojat kairiai vieną žmogų, dešiniai vieną žmogų, jums atsidaro 2 gyliai. Toliau jūs už pirmą gylį 10% kompanija nuo PV taškų moka, už antrą gylį moka kompanija. Kompanija moka 15% nuo PV. Išgirskite. Produktas pas mus kainuoja 28 eurai, jeigu vienas produktas, ne? Ir jisai turi 16 PV. Tai būtent nuo PV moka procentus. Toliau jums, kad atsidarytų 3, 4 gylis, reikia dar užsiregistruoti į kairę, į dešinę vėl partnerį, antrą porą. Ir galiu pasakyti, dar pabrėšiu, kad čia nesvarbu, kad gauti šitą komisinę, nebūtinai turi būti pionieriai ar bulderiai. Čia gali būti ir lyderiai. Bet jeigu jie darys aktyvacijas, jūs gausit komisinę. Papildomus pirkimus. Ne? Tai antra pora atidarys 3, 4 gylį. Už 3 gylį kompanija moka 20% už PV, o už 4 gylį 15% nuo PV. Paskui jūs po truputį 3 porą pasidarote, jums atsidarys 5, 6 gylis, gausite 10 ir 5%. Ir už 4 ir 5 porą kompanija moka 5%. Ir tokiu atveju jūs turit būti užregistravę 10 partnerių. Kad jūs gautumėt visą laiką už šitas aktyvacijas, tie partneriai turi ir pirkti produktą. Bet gali būti, jūs turėsite ir daugiau tų partnerių. Tai vieni pirks, kiti nepirks. Ir dar ką labai svarbu šitam komisiniam atkreipti dėmesį, kad šiandien vyksta kompresija. Pavyzdžiui, jeigu jūsų, kai jau jūs turėsite tai 10 gylių, čia jau tikrai komandai biškį reikės pasiauginti, bet jeigu 5 gyliui, pavyzdžiui, kažkuris partneris nepirks, ne, sponsorius savo komandose, ne, tai jums įvyks kompresija. Kai jūs turėsite 10-11 gylių ir tuose gyliuose partneriai pirks, jums visai nesvarbu, kuriam gyliui kažkuris partneris nepirks. Jums įvyks kompresija ir, pavyzdžiui, jeigu 5 gyliui nepirks, reiškia, iš 6 gylio tas žmogus pakels į 5. Ir jūs gausit komisinį. Šitas komisinis yra labai dosnus. Kompanija net 95% nuo PV taškų atiduoda kiekvienam partneriui tinklą. Tai yra labai dosnus komisinis. Ir jisai yra pats geriausias. Aš čia padariau 4 gylius, 4 gyliui jūs turėsite 10 000.
Realybėje ne visi tai padarys. Minimumas žmonių tai padarys, bet tai yra įmanoma. Bet mums moka iki 10 gilių, ne? Aš parodžiau tai tik tai 4, jeigu visi laikytųsi tos tvarkos ir kiekvienas iš jų kas mėnesį pirktų produktą už 16 CV ir PV pas mus tas pats, ne? Jūs gautumėt iš tikrųjų nuperkat PV čia, čia PV reikėtų rašyti, nes pakartotiniai pirkimai yra PV. Ir jūs gausite už pirmą gilį $16, nes čia 10 partnerių nupirks, nes 10% ir taip toliau. Ir bendroji sumoje, tik tai už tus 4 gilius, jums būtų kas mėnesį tokia suma. Tai aš sakau, nors pusę mums padaryti, tiek jau yra pradžioje gerai, ne? Net 95% tinklų. Ir galiu pasakyti, kad šitas papildomų pirkimų komisinis, tas yra labai svarbu partneriai išgirsti, jisai nėra surištas su kitais komisiniais. Jisai yra visai kaip atskira parapija. Jūs galite nepirkti kas mėnesį, registruoti partnerius ir nepirkti produktų kas mėnesį, jeigu dar jūsų partneriai nepradėjo pirkti. Mes perkam produktus tada, kada mums jų reikia. Bet kada jau yra komanda ir jūsų partneriai pradeda pirkti ar klientai produktus tada, kada jiems reikia, tada ir jūs perkate tą mėnesį nors vieną produktą minimum. Nėra apribojimų daugiau, bet minimum. Aktyvacijos yra visai atskiras komisinis, bet jis yra pats patraukliausias. 7. atlygis už lyderiavimo rangus, kada jūs jau pradedate padaryti rangą. Rangai pas mus irgi labai man patinka, kad jie priklauso nuo mūsų padaryto darbo, nuo mūsų rezultato, tiek, kiek mes patys uždirbam. Ne apyvartą padarėm, ne kažką, o uždirbam. Uždirbsit 2,5 tūkstančio, kada jūsų balansas yra 2,5 tūkstančio, jūs tapsite gold. Dar gausite iš kompanijos papildomai $50 ir plus gausite 50 dalių į atidėjimą po 3 metų. Gold Star jums reikia dar papildomai uždirbti 2,5 tūkstančio, kad jau jūsų balansė būtų 5 tūkstančiai ir gausite papildomai premiją $100. Platinum dar 2,5 tūkstančio papildomai uždirbat, gausit premiją $150. Ir taip šiti rangai visi matosi. Aš nedėjau kitos lentelės, pas mane yra labai didelė lentelė iki 1 milijono, kad jūsų neapkrauti. Bet čia paskui biškai retėja tos sumos ir aišku didėja atlygis. Tai pavyzdžiui, padarius deimantą 100 tūkstančių, 1,5 tūkstančio papildomai premija ir aišku tiek pat prisideda į dalis. Ir kada padarius deimantą, jūs jau savo sąskaitoje turėsite sukaupę 5360 dalių. Po 3 metų jos jau jums duos rezultatą. Tai va, tai paskui deimantas Star ir taip toliau. Dar ką noriu pasakyti, kad kas antras rangas atidaro jums komisinį, kaip atsimenat, minėjau, nuo partnerių binaro. Padarysit goldą, atsidarys 4 gilis, padarysit platiną, atsidarys 5, rubiną padarysit 6 gilis, atsidarys, padarysit safyrą, 7, emeraldą, 8 ir taip toliau. Tai va, tikrai galiu pasakyti, tokio dosnaus atlygio plano neturi nė viena kompanija. Kiek esu gavus pasiūlymų ir bandžius pati, tai tokio greito uždarbio nėra niekur. O dirbti reikia visur. Čia yra tikrai įvertins kiekvienas, kuris dirbs ir uždirbs. Ką jūs dar gausite atėję prisijungę į mūsų kompaniją? Tai mes turime be galo kokybiškus produktus, išskirtinius produktus. Tai nėra papildai, kurių labai daug yra pasiūla.
Tai yra ląstelių atstatymas, atnaujinimas, tai yra viso mūsų organizmo atgaivinimas, kaip sakau, su šitie produktai užkuria jūsų organizme ląstelių regeneracijos procesą. Mes turime mokymų, daug įrašų turim, mes dalinamės visokią informaciją, renginių, kelionėse ir daug kitų dalykų, kas jūsų laukia prisijungus prie mūsų nuostabaus kolektyvo. Tai iki kito karto.